Sveiki bičiuliai, kas mus stebi, mes vėl savo namų šaudyklai Medeinai. Ką tik šviežiai grįžome iš DDLR pasaulio čempionate Jungtinėj Karalystėj. Tai dar, kaip sakyt, nuo batų nenukrito dulkės. Tai sveikinu su visais. Ir šiandien kyla tokia mintis padaryti video apie šaulio sportininko aprangą. Tiek varžybom, tiek, sakykime, kai kur bus ir karybai, nes naudojam taktinės kelnes. Tai, kaip ir sakyt, viskas iš pradžių. Tai pradedant gal, sakykime, nuo galvos apdangalo, tai šaudyklai, irgi pas mus šaudyklai rekomenduojama atvykti su kepuraitė, taip pavadinkim, su snapeliu, kuri jūs apsaugos nuo saulės spindulių. Jeigu šaudyt pistoleto šaudymas su akiniais, tai ir nuo lietaus, ir nuo kaimyno išmetamo tūtų. Tai nepamainomas daiktas šaudykloje, tiek sporte, tiek laisvalaikio pramogom. Nors dabar mes į PRF šauliai jau einam link to, gal savo pokalbiuose, kad galgi netgi geriau yra Panama, bet kol kas šitą kepuraitę šaudyklai nepamainomas dalykas. Tai va, toliau, kaip ir einant iš viršaus į apačią, marškinėliai. Marškinėliai gali būti ne tik jūsų gamintojo logo, jūsų rėmėjų, bet jie yra funkcionalūs ir kaip pavyzdį turiu Lietuvos rinktinės marškinėlių, su kuria buvom pasaulio čempionate. Marškinėliai yra pragalvoti Lietuvos IPRF rinktinės su Lietuvoje gerai žinomu gamintoju Tūta, kuri gamina sportininkam aprangas jau eilę metų. Tai marškinėliai, kuo šitie pasižymi pas sportininkus, šaulius, nėra kišenių marškinėliuose. Šitie marškinėliai išdirbti, kaip ir minėjau, Lietuvos IPRF rinktinės su Tūta gamintoju. Dėl ko? Dėl to, kad esant kišenė, jeigu bus atidaryta, visada užklius kišenė už jūsų ginklą. Tai yra marškinėliai daugiafunkciniai su įvairių tipų medžiagom. Kas patinka, tai pastiprintos alkūnės yra, kadangi, žinot, pas mus pozicijos dažniausiai dominuoja žemos ir kartais tenka atsigulti, o grunto mes nesirenkam, tai čia yra storesnės medžiagos intarpai. Bejo, kas man dar patinka, tai yra gaubtuvas. Gaubtuvas jūs apsaugos karštą dieną nuo saulės, kad nenudegtumėt, bei nuo vėjo. Tai vat marškinėliai išdirbti mūsų komandų, tai labai šaunus. Na ir renkantis aprangą susidurėme su problemom, kad reikia kelnių, kurios būtų elastinės, gerai galėtumėm atsiklūpti, atsitūpti ir nesuplyštų. Tai visai netikėtai atradome užėję pas mūsų bičiulius E-bunkeris Panevėžyje. Visai netikėtai atradome kelnes, mus pasiūlė Helikonas. Helikonas, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad geriausia kokybė už prieinamą kainą. Ir tikrai neprašojam su kelnium Helikono, yra naujas modelis jų, turi begalės reguliavimų, tiek nugariniai daly, tiek šoninėse dalyse, kelnių galuose, ergonomiškos kišenės. Kas labiausiai man patiko, tai galinės kišenės ant tiek yra ergonomiškos, kad į jas galima įsidėti. Šiaip pasaulio čempionatą turėjau varžybų knygą, balistinį kalkuliatorių ir akimirksniu jos nevaržo tau judesį. Ir dabar apsirengęs aš jomis negaliu atsidžiaugti, kelnės tikrai superinės. Yra visi elastiniai dalykai paskaičiuoti, nugariniai dalykai, šonuose yra ventiliacijas papildomos įdėtos, tinkliukai. Kelnės išbandytos savaitę laiką varžybinių ritmu. Dar atskleisiu, kad neužteko varžybose, tai buvo išbandytas ir kalnuose. Tai apie tai matysite ir foto. Tai vienu žodžiu superinis daiktas už tikrai gerą priimtiną kainą iš E-bunkeris. Na ir kaip žinia, visą savaitę ant kojų ir kojos mus peni.
neša, tai neapsieita be avalinės. Tai pats pasirinkau avalinę, buvau girdėjęs apie avalinę iš Gedbex Vikingus. Teisybės dėlį reikia pasakyti, kad buvau biškį skeptiškas dėl šios firmos, nes visi pripratę mes sporte naudoti kitų žinomų gamintojų, bet buvau patikintas, kad tikrai neapsigausiu paėmęs šitą avalinę, būtent Vikingo. Tikslas buvo mums prioritetas, kad būtų Gore-Texinė membrana, aštrus padas, minkštas ir tikrai pasaulio čempionate antros dienos trečiam pratime buvo trišlaitis stogas. Pirmą dieną visi šauliai slidinėjo nuo stogo iki diskvalifikacijos iš varžybų. Aš buvau su šitais batais kai įkaltas. Tai ačiū Gedbex už rekomendacijas. Batai tikrai atlaikė. Neturiu jokių priekaištų, kojas nepavargo ir sakau, mums to neužteko, mes juos išbandėm Šiaurės Velso kalnuose. Tai 10 balų. Ir kaip žinote, pas mus junioras gan nuaugęs vyras, tai batų reikėjo didesnių, tai su pagalba mums išėjo mūsų bičiuliai Volit, kurie pasiūlė batus pagal mūsų reikalavimus 48-9 dydį. Rokas mūsų daug nekalba, žinot, paklausiau Roko po varžybų, kaip batai? Geri. Viskas tvarkoj, geri. Išvykom su tą pačią aprangą, kaip stovim, pratestuoti kalnus. Atsisėdus po 20 km kalnų maratono. Jau vakare bėgom, kad nesutemtų. Rokai klausiu, kaip batai? Super geri batai. Tai vienu žodžiu, ačiū Volitui, irgi padas grubus, Vibram padas, Gore-Texinė membrana. Bičiuliai, apie viską mes parašysime, visas nuorodas sudėsime video aprašyme, jūs galėsite pasižiūrėti, pasimatuoti ir įsitikinti patys. O ką galiu pasakyti, po šito visų varžybų kalnų maratono mano aprangos komplektas ilgiem metam jau yra kaip ir nusistovėjęs. Tai ačiū jum, o mes eisim ruoštis jau Lietuvos TDLR Rimfire PRS čempionatui, kuris vyks jau už porą savaičių rugsėjo 13-14 Ehont šaudykloje. Tad iki susitikimo.